Labadiena. Labadiena. Po tokios ilgesnės žiemos pertraukėlės mes grįžtame į pasaulį iš kaimo ir iš karto norime kalbėti turbūt tai, kas pastarasis dienas, pastarąjį galbūt laikotarpį ir privertė šiek tiek nutilti, nes tų triukšmo aplinkoje iš tikrųjų yra labai daug. Pradedant išprotėjusių konsumeristinių kalėdų laikotarpiu, kuris, ačiū Dievui, bet kaime iš tikrųjų yra daug lengviau išgyvenamas. Be abejonės. Baigiant turbūt visomis realijomis, kurios vienaip ar kitaip šiuo metu vyksta Lietuvoje, o taip pat ir pasaulyje. Ir kartais priverčia taip suklusti ir nutilti, ypač jeigu nenori rinktis, vienokios ar kitokios pusės ar jaustis to baisingo susiskaldimo. Tai todėl iš dalies buvome inspiruoti kalbėti tokia, manau, kad pakankamai sudėtinga, nors dabar galbūt kartais būna tokia nuvalkiota ir nubanalinta, netgi nors tai visiškai neturėtų būti tokia tema, taip kalbėti apie laisvę. Apie laisvę turbūt ne tik tai rinktis kažką tai, bet apskritai apie žmogų ir laisvę, gyvenimą laisvę, apie tai, kad žmogus nėra tik tai, valdomas instinktų ir vienaip ar kitaip tada gaunasi, kad yra geras, nes negali kaltinti liūto, kad jisai suėdė antilopę, ne? Ar ten antilopės, kad nugriaužė kokią nors ten gražų žolės lopinėlį. Bet dėl to gali kaltinti žmogų, bet gal prie to prieisim. Taip, galbūt dar prie to prieisime. Pakalbėti apie tai, kad turbūt nuomonė nėra lygų laisvė, kaip ir nuomonė nėra lygų tiesa ir tas nuomonių pluralizmas, jisai mus galbūt privedė prie tokio įvairovės, kuri neaišku, kur link gali nuvesti. Iš tikrųjų, besiruošiant laidai, pagalvojau, kad netgi tas pats postmodernizmas turbūt turėjo likti, knygose, kaip pasakos. Ir viena yra, kuomet tai yra tiesiog, kažkokia istorija, kurią tu skaitai, kita, kada tu bandai tai paversti realiu ir net ne vieno daugelio žmonių gyvenimais. Tai šiandien, aš kaip sakant, inspiruota Švento Augustino mylėk ir daryk, ką nori. Kviečiu truputėlį padiskutuoti visgi, kas yra ta laisvė ir kas yra ta laisvė mums šiandien, kada mes, buvo laikas, kada buvo labai aišku, kas yra blogis, kas yra gėris, kas yra juoda, kas yra balta, o kaip yra šiandien. Gerai, čia kažkaip pasakė iš tikrųjų, kad dalykai, kurie turėjo likti knygose, tapo realių gyvenimo, kaip postmodernizmas, nuomonių pluralizmas ir tas diversity is our strength, įvairovė mūsų stiprybė, kur akivaizdu, kad ne visai taip yra ir, kaip pasakyti, o tie dalykai, kurie iš knygų turėjo išeiti į gyvenimą, dabar yra, tik tai knygose likę. Kaip, dabar aš taip prisiminiau, Karalių antroje knygoje aprašyta, kaip tvarkant Dievo šventyklą, kunigai randa, įstatymo knygą. Ir, sakykime, kadangi buvo blogų karalių Judo karalystėje, tai knyga buvo numesta, jie ten garbino svetimus dievus, balus, kuriem aukojo savo pirmagimius vaikus, labai panašiai, ką turim ir dabar iš tikrųjų mūsų visuomenėje, ne tik pirmagimius aukojame ir perskaitė knygą Judo karalius tada, Jozijas, man atrodo, buvo. Ir sako, oho, kaip mes nukrypom stipriai, sako, tikrai bus, kad negerai. Tai pranašas Jeremijas užrašęs visus šitos dalykus, tai kažkas dabar mes gyvenam labai Karalių knygos baigiamajam laikotarpį, kai tas, kas turėjo tapti gyvenimu, tapo knygomis, o tos knygos, postmodernizmas ir visa kas yra tapęs mūsų gyvenimu ir jisai, toksai pakankamai liūdnas. Aš vis atsimenu, sakykime, ten visi tie, šiuolaikinės nuomonių įvairovės šalininkai. Aš nesau, kad nuomonių įvairovės neturi būti, čia viskas su tuo gerai, bet kai mes perinam prie radikalaus įvairovės dėl įvairovės, kai, sakykime, nuomonių įvairovė tikriausiai yra gerai, kai yra siekiama tiesos, mes išsiaiškiname, kas yra teisinga.
ir kokiais keliais iki to daeinam, tai vėlgi, aišku, ar visi keliai dėl tiesos yra pateisinami, bet kai mes turime įvairovę dėl įvairovės ir jinai tik tai absoliučiai yra vertinga tokia kaip savaime, nors yra žalinga, bet mes turim būtinai ją turėti, tada yra negerai. Tai kaip pat stovi du žmonės, ne, ir 6 ir 9, 6 skaičius arba 9 iš vienos pusės vienaip ir sako, vienam atrodo 6, kitam 9 ir nu vat kuris teisus, abugi teisūs iš tikrųjų, bet yra tas tada požiūris, sako, ne, sako, yra tas, kuris užrašė šitą skaičių ir jis žinojo, ar čia 6 ar 9, nesvarbu, kur tu stovi. Tai vat, mes šitą common sense, kaip pasakyti, praradę esam dabar, nu, tą sveiką protą, kad tiesa kažkokia yra. Ir laisvė yra tiesoje, iš tikrųjų. Jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai laisvė yra kaip pasiekmė, o ne kaip priežastis. Jo, bet aš pagalvoju apie tą momentą, kuris yra, vis tiek autoritetai ir truputėlį toksai, vis tiek yra autoritetų aižėjimas. Tie autoritetai čia, keičiasi kaip influenceriai kokie nors. Atrodo, kad čia buvo vienas, čia dabar kitas. Ir irgi čia tas atsiranda svarbus momentas. Kalbant apie laisvę yra svarbus kitas terminas, tai yra tiesa. O tiesos kaip po tokio, dabar dažnai gali būti traktuojama, kad nuomonė yra lygu tiesai. Ta nuomonė, žmogus toksai, man atrodo, kas jį sutiksi su manim, kad žmogus toks yra, ta nuomonė, neįkalta į akmenį, dabar tokia nuomonė, praeis, metai, 2, 3, 5, 10, nuomonė gali ir kitokia atsirasti, kur tave ten ir vairiausios ir gyvenimo situacijos gali paveikti, ir aplinka ta pati, kuri formuoja vienaip ar kitaip tą nuomonę, iš Vilniaus Gedimino prospekto atsidursi kur nors ten periferijų nepravažiuojamais keliukais ir staiga tavo nuomonė, kelių asfaltavimo klausimų gali pasikeisti. Bet aišku, kada nuomonė tampa, tokiu vertybinių momentų ir čia turbūt irgi nėra kas slėpti. Sudėtinga yra, kada mes žmogaus gyvybės, pavyzdžiui, klausimą apibrėžiam nuomonės aspektu. Tai, ar čia jau yra žmogus, ar dar nėra žmogus? Jo, baisus, aš čia mačiau keli politikai iš Europarlamento pasidalijo tais plojimais, kai ten buvo Europos parlamente labai stipriai supaprastinta, ta reiškiasi abortų, reiškiasi visas tos procedūros ir ten tų reiškiasi kairiųjų ar nebūtinai kairiųjų žmonių, kurie pasisakė už tą, tiesiog griaudėja plojimai toj. Ir jo, tie plojimai iš tikrųjų tos mirties kultūros, kaip pasakyti, aš galėčiau galbūt suprast kažkokius politinius ginčius ir sakykim tai, kad politikai, galėtų sakyti mūsų kritikai, kad politikai neprisima atsakomybę už tai, kad, sakykime, ten kokia jaunas žmogus padaręs tą abortą, nejaustų tos visos atsakomybės ir politikai priima tam tikrus įstatymus, sako, čia mes pasidalinam atsakomybę, pasidalinam gal tą nuodėmę su savim, bet čia, kaip matau, kad dalykas yra ne tas, čia yra tiesiog būtent tas toks, jau mes nebegalim šito paaiškinti nei moksliškai, nei politiškai, nei ideologiškai, čia mes neišvengiamai turim pereiti tą jau metafizinę sistemą, iš tikrųjų, tai reiškia, mes dėl to, kad mums būtų paprasčiau, dėl to, kad mūsų tas gyvenimas būtų lengvesnis, kaip mes jį suprantam, mes visais lygmenim, reiškia, esam pasiryžę paaukot gyvybę savo vaiką, reiškia, tai yra nieko nesiskiria absoliučiai nuo žiauriausių pagoniškų praktikų, kurios, šventajam rašte puikiai aprašytos, ir jas yra pasibjaurėtinos Dievui iš tikrųjų dėl tos priežasties, nesinori čia būti kažkokio apokalipsės šauklių, bet visas byra mūsų apskritai, mūsų visos vertybės ir tada ta neįties laisvė, taip mes tai galim daryti ir mes tai darysim ir mes tai tikriausiai kažkiek švęsim, kaip pasakyta, savo laisvę, bet kai jinai tiek nutolusi nuo tiesos, tai tampa ta baisia vergovė ir teisingai pastebėjai, kad yra nuomonių pluralizmas visą laiką yra gerai, bet kai jis nebeturi jokio absoliučiai pagrindo, mes tiesiog esam tokie kaip dreifuojantis, reiškia, laivas, mes neturim jokio kurso, neturim jokio vairo tam laive, jokių būrių kažkokių ir mes tikimės, kad tiesiog jisai nesuduš tas laivas, tai iš tikrųjų čia tokį liūdną palėtė tą dalyką, bet tie plojimai, tai iš tikrųjų, kaip pamačiau, tai kažkaip tikrai labai nuliūdino, nusivylimą tokį didžiulį paskatino žmoniją, bet
reikia nepamiršti Švento Pranciškaus tų tokių krikščioniškų vilties, tokių įžiebiančių pasisakymų, kur vienam tarsi legenda byloja, kad yra sakęs, kad tikrai ateis sunkus laikai krikščionybėje apskritai, kaip tokių buvo labai daug tų sunkių laikų, bet dabar sakyčiau, gal mes taip viską turim viename, nes anksčiau tai būdavo periodas, mes turim tas problemas, sakykime, su vertybė kažkokia dorybė atakuojama ir kelios ten, sakykime, tos nedorybės, įdos jie puola. Ir su tuo susitvarkom kažkaip, išlipam iš to, dabar mes turim tokį principą iš visų pusių tokias. Šventas Pranciškus sako, kad tikram krikščioniui, kuris stengiasi gyventi Dievo tiesoje, tokie laikai yra patys geriausi, nes tu gali, reiškia, dangui užsidirbti aukštesnę vietą, nes tokiam sąlygom gyventi, reiškia, krikščioniui. Tai yra, tu jeigu išlaikai tą visam savo tikėjimą, tai čia tau, labai bus didelis tas apdovanojimas iš tikrųjų. Tai čia svarbiausia išlaikyti tikėjimą dabar čia. Ir ateiti tą tikėjimą, nes daug žmonių, kurie atrodo, oi, čia mes su plakatais visokiais, čia my body, my choice, ar įvairiais dar ten įvairiausių yra, dabar gal šitas mus labiau trikdo, reiškia, tas ES, ta visa politika tokia nesuvokiama iš tikrųjų ir ne tik tai dėl abortų, bet čia gal toks, vis tiek žiauriausias, reiškia, tiesioginis žudymas, reiškia, tai... Nes vis tiek žmogus, kai embrionas tas užsimesga, tai jau viskas yra DNR įrašyta, viskas, tai čia tik laiko klausimas, koks jisai bus, čia yra tik laikas skiria nuo... Mažas žmogus yra mažiau vertingas, didelis žmogus yra labiau vertingas. Tai čia, kaip pasakyti. Tai visus šitos dalykus turim ir mes atsiremėm į tą metafizinį dalyką. Ir tikrai daug žmonių, tikriausiai daug žmonių tą atsimes visiškai nuo to tikėjimo, nuo bet kokios tiesos galimybės, bet daug žmonių ir grįš į tą dalyką, nes yra neišvengiama, kuriem dabar taip net ir netrodo. Tai gerai, grįžkim truputėlį prie to, mylėk ir daryk, ką nori. Toksai, tai atrodytų, čia vienu metu labai kažkaip šitą frazę, aš ją tiesiog labai vienu metu mačiau, bet jinai ir taip viešam disputė, žinai, taip vaikščio, kad maždaug, tai niekas čia nieko neįpareigoja, be to, kad mylėtum. Ir čia su ta meilė, kuri irgi dažnai taip irgi suvokiama taip labai taip paviršutiniškai. Mes čia vienas kitą mylėjom, dabar nebemylėm, nuomonės nesutapo. Čia, žinai, aš čia gal kažką, bet tas mylėk savo artimą ir meilėje nekenko, gyvenk bendrystėje, visgi yra labai sudėtingas, nes tada tas darimas, ką nori, dažniausiai reikš visgi tik tai gero darimą. Gerai, kad palėtė šitą temą, Šventas Augustinas, mylėk ir daryk, ką norim. Ir iš tikrųjų yra labai mums iš tikrųjų pasisekė, kad, pavyzdžiui, vis tiek mes tada grįžtam prie Švento rašto, prie Naujojo testamento, dabar sakykim, kad paaiškintą visą dalyką. Tai labai gerai ir mums vakarų civilizacijai buvo tinkama, kad visgi Naujasis testamentas būtų užrašomas graikų kalba, ne hebrajiškai, ne dar kažkaip, nes, tik tai taip jisai galėjo pereiti, reiškia, į daug platesnius vandenis, bet kita vertus ir tam tikros savokos mums, reiškia, įkvėptieji, šiuo atveju evangelistai, mums labai gerai paaiškina tam tikrus dalykus. Ir šią evangelijoje pagal Joną mes apie tą meilę skaitom. Jėzus jau yra prisikėlęs, ne? Ir klausė Petro 3 kartus, ar mane myli, Petrai? Labai geras klausimas, nes Petras 3 kartus buvo įsižadėjęs Jėzaus. Ir klausė, ar myli mane labiau negu tie? Petras sako, myliu. Jėzus dar kartą klausė, ar myli mane labiau negu tie? Myliu, sako. 3 kartą Jėzus klausė. Ir Petras tada, sako evangelistas Jonas, apsiverkė. Ir myliu, sako. 3 kartą atsako, kodėl jis apsiverkė. Nes graikų kalba užrašytas tas visas dalykas, aišku, Jėzus kalbėjo aramėjiškai ir šitą reikšmę tikriausiai jisai turėjo perteikti kūno kalba, kažkokio aramėjų kalba, žinom, kad tokia, neturtinga kalba, ne, ten, sakykim, kartais sako, kas mane myli, tas nekenčia ten savo artimo, ne, ir aš manau, ir tokia debutuo, nes, nepatikti aramėjų kalboje yra nekesti tiesiog, nes, tiesiog, tokia kalba iš tikrųjų labai įdomi, daug, čia į lingvistinius gal nesigilinkim dabar aramėjų niuansus,
ta prasme, kodėl tada Dievas pasirinko tą kalbą kalbėti pats, tai čia galima tai būtų paaiškinti, bet sakykime tik to. Bet graikų kalboje tada, vis tiek pagoniškam pasaulyje yra 2 veiksmažodžiai - agapao mylėti ir fileo. Tai agapao reiškia, kad jeigu aš myliu šitą meilę tave, pavyzdžiui, tai aš niekada tavęs nepaliksiu, kad ir kas būtų, kad ir man ten pasiūlys, ten nežinau, ar ten pasiūlys mirti ir kankinti mane, ar ten pasiūlys man kažkokius turtus, nes tai negali pasikeisti, nieks negali įtakoti. Bet fileo, tai meilės skvarba yra, tokia, kad aš, dabar taip, mums gerai, bet praeis 3 metai gal pasikeis mano požiūris į pasaulį ir dėl to pasaulio mano požiūris pasikeis ir į tave. Tai dabar Dievas, Jėzus, klausė Petro, mefilės, Peter, ar myli mane, reiškia, ta stipriaja meilė. Meagapės, atsiprašau, meagapės, Peter, ar myli mane ta stipriaja meilė? Ir Petras, jis buvo išsigynęs, jisai dvejoja, jisai daug kartų apmylęs Jėzų. Jėzus sako, pasitrauk šalin nuo manęs šėtone, mastai ne Dievo žmonių mintimis. Sako, Teofilio, tave myliu, ta silpnaja. Dar kartą Jėzus klausė, meagapės, Sefilio, reiškia, tave myliu. Ir jisai negali, jis negali, tiesiog jo žmogiškumas, jo elgesys apibrėžia tai, kad jis negali duoti to, ko Jėzus dabar prašo. Ir 3 kartą Jėzus klausė, mefilės, ar myli mane, ta silpnesnė meilė, reiškia, Jėzui dabar to užtenka ir Petras apsiverkė. Reiškia, supranti, koks gilus momentas. Viena vertus, Dievui kol kas užtenka, antra vertus Petras apsiverkė, kad jis kažkaip tikėjosi, kad čia, nes čia yra laisvė, žinai, tarp nuo fileo meilės tos tokios pereiti tą agapao, tą tokią visišką meilę. Tai jeigu aš dabar myliu, ta silpnesnė, man čia dabar tiesiog patinka kažkurie dalykai, nors šitie abu žodžiai reiškia mylėti. Nėra vienas mylėti, kitas patikti, nes dėl to, sakau, būtent buvo tinkama, kad graikų kalba būtų paskelbtas šventas, naujasis testamentas. Tai jeigu aš tik tai dabar mano pažiūros tokios, kad aš gal ten, pavyzdžiui, ir esu kažkoksai ten įvairiausius ir politinės insinuacijos ten man daro šitą, bet praeis 5 metai gal jos nebebus. Tai jeigu aš dabar darysiu pagal tai, kad aš esu įtakotas kažkokios politinės srovės ir ką nors, pavyzdžiui, nužudysiu, ne? Ar ten kažką padarysiu. Tai ar čia tai apibrėš, ar tą Augustinas turėjo galvoj. Tai 2 dalykai. Reikia suprasti, kad teologija, ta gilioji teologija yra labai pavojinga, nes galėsim paskui apie Danso Skoto įtakas, reiškia, 13 amžiaus mąstytojui, švenčiausiosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo dogmos tokiam dvasiniam prirengėjui yra priskiriamas ir buvimas pirmojų postmodernistų. Tai ne Nyčei, ne Marksui, ne ten, kas ten dar buvo, Freudas, ne tie 3 mūsų pilioriai, ant kurių dabar mes gyvenam iš tikrųjų, kaip tai yra iš tikrųjų baisu, nes dabar mes gyvenam ant Markso, Nyčės ir Freudo, reiškia, ant sekso, gerai, viskas nebešnekėkim, nes tikrai pasidarys. Reiškia, 3 mūsų pilioriai, 3, reiškia, balo, tai nesvarbu, tai Dansui Skotui yra pritarama, dėl teologijos gylio, reiškia. Tai čia yra subtilus dalykas, bet meilė, ta, kuri tau leidžia daryti, ką nori, tai čia turi būti nebent ta meilė, tik tai Dievui. Jo, nes čia įdomus tas momentas, žinai, kur pasakė, kad, maždaug, jeigu aš dabar, mano yra tokia tarsi nuomonė šiuo metu, tai aš ten nežinau, ir kažką ten užmušiu už savo įsitikinimus ir būsiu tarsi ir teisus. Ir iš tikrųjų šito yra, mes nekartą esame diskutavę apie tai su tavim namuose, kada tu truputėlį taip tarsi tokio disputo būta, kur aš visą laiką sakau, kad tu visą laiką vis tiek turi rinktis geris ar blogis, nes dabar yra tas socialinis kontekstas. Užmušė žmogų, bet jo vaikystė buvo sunki. Jo, labai. Bet jį galbūt išnaudojo, jį, kalbam apie žmogą, ne? Jo. Bet pamirštam tą momentą, kad vis tiek gerį ar blogį renkėsi tu pats. Taip, čia yra absoliutus pasirinkimas ir čia atsiranda ta laisvė. Ir vis tiek nesam nei musulmonai, nei budistai, nei ten, kaip pasakyti, juo labiau hinduistai. Nesvarbu, kokios yra sąlygos, laisvė pasirinkti žmogų visą laiką yra. Ir kitas dalykas, esam tikriausiai, kaip nesvarbu, jeigu net ir būtume kitos tikėjimo, reikia vis tiek visi žmonės, nepaisant, ką kitos religijos sako, turi būtinai būti sukurti pagal Dievo paveikslą.
čia galima ir pranašystę Senojo testamento pasigilinti ir panašiai. Reiškia, net ir turėdami pačias taip, ne visų reikia suprasti, turėti empatijos, kai kurių žmonių gyvenimas tiesiog susiklosto taip, kad jis yra sunkus. Bet tai jokių būdų nepateisina blogų pasirinkimų. Tai gali pastumėti blogus pasirinkimus, taip, bet tai nepateisina. Jėzus irgi klausė, kad jeigu tas žmogus, jeigu jis aklas, serga, ar jis nusidėjo, ar jo tėvai nusidėjo. Jėzus sako, nei jis nusidėjo, nei jo tėvai nusidėjo, bet kad jame pasireikštų Dievo galybė. Tai, sakykime, buvo tas tikrai atvejis, kur labai paradoksalus iš tikrųjų jisai apibrėžė dabartinę mūsų vakarų civilizacijos būklę, kaip nebeatsimenu, kuriam mieste, bet JAV, reiškia, važiavo po darbo, kaip suprantu, mergina, ukrainietė, pabėgusi iš karo zonos ir, reiškia, nuvažiavo, pavyko pabėgti į Ameriką, tai vat kaip ir tikrai jau tokia šalį, kur tu, jau čia, žinai, ne į Lietuvą atvažiavo, žinai, dirbto, vis tiek Amerika, atlyginimai geresni, viską, svajonių šalis, bent jau kažkada buvo. Ir ją tiesiog subadė viešajam transporte žmogus, kuris ten buvo teistas labai daug kartų už smurtinius visokius nusikaltimus, bet visą laiką būdavo paleistas, dažniausiai motyvuojant to, liberale, reiškia, teisinė sistema, kad, jo gyvenimas tikrai buvo sunkus, jis ten nuo vaikystės gyveno skurde, apsuptas nusikaltimų ir panašiai. Ir reiškia, ta teisinė sistema kaip ir darė jam didžiulės nuolaidas ir paskui netgi ta valstija, kaip yra ta mėlynoji valstija, demokratinė, tai ten iš tos valdžios ar gubernatorius, ar senatorius, ar kas ten, aš tiek tą politiką nesidomu, bet sako, kad abu jie yra aukos, tai čia taip mes dabar gyvenam, reiškia, tai yra, kaip pasakyti, šitą dalyką galima analizuoti, dekonstruoti ir panašiai, bet tai yra, absurdas, tai ir, mes tai turim būtinai žinot, kad tai yra absurdas, nes iš tikrųjų mūsų tikslas būtų ir kaip visuomenės ir to žmogaus, kuris objektyviai pasirinkęs buvo blogi, pereiti, reiškia, tą blogumą. Tam žmogus ir pašauktas į pasaulį. Tai mes kaip sistema, tai kaip teismai, kaip politika turi dirbti tam, kad tų sąlygų nebūtų, o ne tai, kad teisin, kad mes kažko nepadarėm, nes dalis žmonių yra išstumta į skurdą. Kita vertus, net jeigu tu esi išstumtas į skurdą, tai vis tiek Dievas tau lieka, reiškia, tu pasirenki nedaryti gero, o gėris kiekvieno žmogaus sieloje, kiekvieno žmogaus esmėj pačioje yra įspaustas. Bet jeigu mes sakom, kad neprivalai to rinktis, tu esi laisvas, tai gaila. Jo, laisvė rinktis gėrį būtų tokia palankesnė laisvė, ne? Aišku, čia tada vėl kaip sakant, atsitrenkiam į šiuolaikinę sieną, tai yra, kas tau pasakė, kas yra gėris? Tai iš tikrųjų tas yra tiesa, nes jeigu mes, vėlgi, tikriausiai pasikartosiu, bet jeigu mes nebeturim metafizinio pagrindo, Dievo, jeigu nėra Dievo žodžio kaip autoriteto, reiškia, jisai garantuoja, kad dalykai jie gali keistis, mūsų gyvenimas gali keistis, mes esam laisvi ir panašiai priimti arba atmesti, arba interpretuoti ir netgi šiek tiek skirtingai suprast, kas tas Dievo žodis, ką jisai kiekvienam iš mūsų byloja, nes Dievas iš tikrųjų mėgsta tikrąją įvairovę, taip ir Šventas Tomas Akvinietis iš tikrųjų sakė, nes angelai, kiekvienas angelas, žinai, yra skirtinga rūšis, ne tik tai, kad 9 angelų rankai, bet kiekvienas individualus angelas, net tavo angelas sargas yra kitokios rūšies negu mano angelas sargas. Iš tikrųjų, tai įsivaizduoju, kokia įvairovė. Bet jeigu nebėra mūsų to konstatuojančio kurso, vairo, būrių kažkokių mūsų laivo, tai mes esam pasimetę, nes vėlgi aš tikriausiai kiekvienoje laidoje tai pakartoju, ypač ta, kuri yra labiau tokia metafizinio tokio pobūdžio, tai jokia civilizacija, absoliučiai jokia netvėrė be jokio metafizinio pagrindo. Kartais tas metafizinis pagrindas gali būti kažkoks net ir klaidingas ir panašiai galim sakyti, tai Indija. Sena civilizacija, aišku, ten nepradėsim nagrinėti dabar istorijos visokių perturbacijų, bet jie taigi ne krikščionys, o mes čia sakom, kad vis tiek mūsų tos visos laidos yra krikščionybės įtako ir mes to visiškai neslėpiam, bet Indijos civilizacija senesnė, iš krikščionybė tokia. Tiesa, bet ta prasme, iš tikrųjų kiekviena religija vienaip ar kitaip rodo į vieną dievą ir, ta prasme, krikščionišką, čia nesvarbu, kaip pasakyti, pasaulis, krikščionybė neatsiranda su Jėzum, tai čia tas viskas veda link to vienaip ar kitaip, bet dalykas tas, kad bent jau turi metafizinį pagrindą, bent jau, tai sakykime,
Tas, kad tai yra būtina. Geriau tada žiūrėti Kiniją, tolimųjų rytų civilizacijas, jie turi labai gerą metafizinį pagrindą. Konfucionizmą, kuris yra filosofinė sistema, iš žmogaus kyla, bet jinai rodo į dangaus tą irgi tėvą, į čį, į panašius dalykus, kurie, sakykime, tik tai, kodėl, sakykime, jeigu iš tikrųjų čia šiek tiek nukrypsiu, bet tas visas dalykas, graikų filosofija ir krikščionybė, jie skirtingi, bet iš tikrųjų graikų filosofija buvo, galima sakyti, netgi prirengta, vos ne, terminuota nenorėčiau sakyti, bet taip prirengta, kad galėtų priimti žydų kylantį, reiškia, tikrą Dievo apsireiškimą žemėje. Reiškia, jie, skirtingi dalykai, bet vienas kitą paaiškino. Lygiai taip pat su konfucionizmu labai nedaug trūko, kad mes turėjom laidą, neatsimenėm. Kad 17 amžiuje arba įeinant į 18 amžių, šitie dalykai būtų labai inkultūrizuoti tarpusai. Krikščionybė, katalikybė ir Kinija galėjo būti tokia viena būtis. Gerai, bet dabar apie laisvę. Ir apie laisvę, nuomonės ir pasirinkimus, apie meilę ir galėjimą daryti, ką nori. Vis prabėgom, paminėdami pavardę Dunsas Scottas, tai dabar ateikim prie jo. Tai viduramžių filosofija, kas aš manau buvo scholastika, tai mes turim tokius du gerus momentus. Tai yra patristika, tie ankstyvieji graikų filosofija grindžiami krikščioniški aiškinimai apie trejybę, apie Jėzaus dievystę, apie šventąją dvasią. Dabar kaip tik skaitam knygą Teozę iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto, man atrodo, kai to galėjom čia pasidėti. Tai žodžiu, tos aptarė. Ir scholastika, du šitie periodai, ir aš manau, kad tai buvo labai aukštas žmogaus intelekto, mąstymo lygis tuo metu, tai man gal scholastika artimesnė, šiek tiek daugiau esu susipažinęs. Tai apie laisvės tokią savoką mes turim du tokius labai skirtingus požiūrius ir labai įdomius, bet jie nekonkuruojantis, tai nėra polarizuojantis dalykas, bet jie tokie papildomi, nors vienas kitam kažkiek prieštarauja. Tai turim vienoje pusėje Šventą Tomą Akvinietį, reiškia 13 amžius, ir Joną Dunsą Scottą. Tai irgi 13 amžius, jau šiek tiek pereina į 14 amžių, bet tai pakankamai trumpai gyvenę šitie žmonės, bet tai toks elitas mąstymo, sakykime, aš nelabai kažką geriau esu ir skaitęs, kažkaip, aišku, Šventas Augustinas iš seniau, dar ten, sakykime. Tai mes turim tokias laisvės žmogaus apibrėžtis pakankamai skirtingas ir Dunsas Scottas tikriausiai yra pirmas mąstytojas, kuris kalba apie absoliučią laisvę žmogaus ir Dievo. Reiškia, Dievo realybėj visa, kas yra kūrinyje ir panašus dalykai, kuriuos jis sukuria ir kaip jis veikia, Dievas yra absoliučiai laisva nuo bet kokios būtinybės, nuo bet kokios impozicijos. Tas taip labai įdomu ir šiek tiek prieštarauja Tomui Akviniečiui. Tomas Akvinietis savo, kad Dievas yra tokia, vidinė logika. Pavyzdžiui, Dievas niekada negalėtų padaryti ko nors blogo, ar norėti ko nors blogo. Ar, absoliučiai būti bent kažkaip susijęs su blogiu. Dunsas Scottas šito irgi nesako, bet jis pabrėžia patį, kad Dievas tikriausiai, netikriausiai Dievas nenori nieko blogo, bet ne dėl to, kad negalėtų, bet dėl to, kad absoliučia laisvės galia to nesirenka. Ir labai tada įdomus Dunso Scotto būtent yra perėjimas į žmogų čia. Dunsas Scottas tikriausiai pirmas pasako, aišku, niekas nėra versta į lietuvių kalbą, tai tų terminų niekas ir neišvertė, bet yra prigimtinis būties vieningumas tarp Dievo ir žmogaus. Tai angliškai čia taip skamba University of Being. Reiškia, jeigu sakykim, kad būtis Dievo ir žmogaus Šventam Tomui Akviniečiui yra analogiška, reiškia, entis analogija, ta prasme mes būnam, analogiškai būna Dievas, bet mes būnam tokiu mažesniu išsamumu. Tai yra kažkas panašaus, kaip dvi panašios figūros, panašiai į trikampį, tik tai, kad mūsų trikampis yra mažiukas, toksai vos, o Dievo yra begalinis. Ir neįtiesim į savokas, bet aš šitai paaiškinu. Dunsas Scottas, čia tokia revoliucija ir daug kas sako, kad čia prasideda postmodernizmas, čia prasideda tikrieji 1960 metai. Dunsas Scottas, visiškai to nesiekdamas, jisai sako, kad žmogaus ir Dievo būtis iš esmės yra kontinuali, reiškia, tai yra tas pats, net ne principas, bet tai yra ta pati būtis.
Ir čia, kas skaitė šitos dalykus, tikriausiai 20 amžiui pradžioj, ar į tuos 1960 metus grįžtant, nuo ko viskas ir prasidėjo, ką mes čia turim ir islamą Europoje ir visokios įvairias lyčių ten pasirinkimus. Gerai, grįžtam prie Dansas Skotas. Jisai, jeigu Dievo ir žmogaus būtis, aš kaip žmogus esu kūrinys ir Dievas kaip Dievas yra kūrėjas, bet mūsų būtis yra tas pats, ne? Tai kažkas galėjo pagalvoti, kad buvimas be Dievo žmogui yra įmanomas, nes mes turim tą pačią būties dalį. Reiškia, nesvarbu, ar Dievas yra ar nėra, pagal tą logiką. Dansas Skotas to nesiekė. Nes Dansas Skotas siekia absoliučiai kitų dalykų. Jisai nori išaukšti kūrinį žmogų. Tai pranciškonas. Jisai angeliškas, serafimi, čia yra meilės toks dalykas, bet mylėk ir daryk, ką nori. Bet mes, kadangi jau nebemylim tik tai tą fileo meilę ir panašiai, ir mes skaitom, ką norim skaityti, reiškia, buvo pagalvota 20 amžiuje, kad patys katalikų mokslo aukščiausia šviesa, teologija mums savo, kad būtis be Dievo yra galima. Tai ne Nyčė čia savo, kad Dievas yra miręs. Kai mes skaitom Nyčę, reikia paskaityti, tai mes matom žmogų, kuris yra apsiverkęs ir kurio raštuose matosi tas begalinis Dievo šaukimas. Aš, pavyzdžiui, kai skaičiau Nyčę, aš galvoju, kodėl, kai ten amžininkai, kokie kunigai, dvasininkai, ten nesvarbu, ar protestantiškos bažnyčios, ar katalikiškos, nenuėjo pas tą žmogų ir neapkabino. Ir tiesiog neapkabino ir sako, ateik, žinai, susipažinkim, pasiūly tą gerąją naujieną. Bet Nyčė yra tas pagalbos, tas yra beviltiškas pagalbos šaukimasis. Taigi, kad Dievas miręs, ta originali frazė, tai taip mes išsikeliam tik tai, kad jisai, čia skelbė Dievo mirtį, kas jis toks. Bet tai iš tikrųjų po to yra bet koks šaukimasis to, kad čia yra visgi blogai, net paties Nyčės darbe. Tai jis toks cinizmas, aš esu cinikas, nusivylęs, ten, sergantis stipriai, ten su skrandžiu jam buvo didelės problemos, kiek atsimenu, dabar čia nebuvau pasiruošęs šnekėti apie Nyčę, bet sakykime, bet tai yra tas, mes kažko šaukiamės, ne, ir kaip tai gyvenam ant to viso dalyko. Tai Dansas Skotas, reiškia, kalba, kad galima būti be Dievo, kai iš tikrųjų jisai sureikšmina žmogų kaip kūrinį, kaip itin vertingą. Na, tai Dansas Skotas nesako, kad galima būti be Dievo. Jisai nesako, jisai tiesiog sako, tada pereinam prie to žmogaus laisvės, kad skirtingai negu Šventas Tomas Akvinietis, praktiškai amžininkai, Šventas Tomas Akvinietis sako, kad jeigu mes dabar galėtume pažinti Dievą, visiškai, nes dabar mes vis tiek taip, mums yra apreiškimas iš Jėzaus, iš Senojo testamento, jisai garantuoja mums išganimą, jeigu mes atliksim irgi savo dalį, o mūsų dalis jau yra nedidelė. Bet tas gilesnis, mes dabar vis tiek matom tokį Dievo vaizdą, priklauso nuo mūsų to dvasingumo ir panašiai, bet jeigu mes pamatytume Dievo, reiškia, tai anot Švento Tomo Akviniečio, čia jau nebėra, čia laisvė mūsų, bet kokia laisvė visiškai sutampa su Dievo valia, su Dievo esme, nes Dievo esmė ir Dievo valia ir ką jis daro yra visiškai tas pats, nes nebėra pasirinkimo, nebėra prasmės rinktis. Atsimenit tie loterijos bilietai. 10 loterijos bilietų, vienas vertas milijardo, ten, ne, visi kiti po eurą arba nelaimingi, kurį tu renkiesi. No-braineris. Bet Dansas Skotas, jeigu vėlgi 10 loterijos bilietų, vienas irgi visiškai laimingas, sako, kad vis tiek yra pasirinkimas, kad aš vis tiek galiu eiti, pasirinkti tą, nes noriu, nes turiu tokią galimybę, čia yra milijardas eurų, ir turiu tada gyvenimą iki pabaigos aprūpintą, o čia yra 1 euras. Ir aš vis tiek galiu imti 1 eurą. Šventas Tomas Akvinietis, čia tokia analogija, jie apie loterijos bilietus nekalbėjo, tikriausiai reiktų suprasti. Šventas Tomas Akvinietis savo, kad čia jau nebėra, skirtumų, tu tiesiog negali rinktis, nes tai, toks vienovė su Dievu taip patiriama. Tai čia toks labai įdomus dalykas ir šitie dalykai yra, grinai, jie yra žmogui, bet jie ateina iš dvasinio pasaulio. Nei Tomas klysta, nei Šventas Tomas, nei Jonas Dansas Skotas, palaimintas Jonas Dansas Skotas, nei vienas iš jų neklysta. Nes tam tikri skirtingi to paties dalyko būdai, kaip Jėzus sakė, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai neprieštarauja nei viena teologinė sistema, reiškia, šitiem Jėzaus žodžiam, o kaip tik tai atskleidžia iš abiejų pusių. Nes iš tikrųjų taip yra, kad žmogus gali nepasirinkti Dievo, net ir, ten dažnai mirties ta valanda, vis tiek yra dar langas žmogui, jeigu nesi visiškai užkietinę savo širdies pats
arkangelas Mykolas ateina dėl tavo sielos kovot su velniu, reiškia, jis sako, dideli dalykai tada vyksta. Tai vad, bet tu gali nepasirengti. Žinai, bet čia turbūt labai svarbus momentas, taip jau artėjant link pabaigos, labai svarbus momentas, kuomet yra, sako, žinai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys laisvus, o ne jūs sukursite tiesą. Taip, ir iš tikrųjų Danso irgi pamastymai, nebūtinai jie buvo tik tam skirti, bet jie labai stipriai vedė į mergelės Marijos nekalto prasidėjimo dogmos formavimą, kuri buvo tik tai patvirtinta daug vėliau, reiškia 1854 metais, bet būtent Jonas Dansas Skotas, kaip ir kiti pranciškonai, buvo šitos dogmos gynėjai. Vat, pavyzdžiui, sakykime, Antipediumas, Tytuvėnų. Buvo šitos dogmos kas? Kaip ir kiti pranciškonai buvo šitos dogmos. Apologetas gynėjas, nes, sakykime, tai būtent tai prasideda, vat, sakykime, 12 amžius, ne? 13 amžius, o patvirtiname 1854. Tai labai įdomus dalykas tas, kad Marija buvo, reiškia, apsaugota nuo neatgimtosios nuodėmės. Ir tas aiškinimas galų gale susiveda į tokią Dievo laisvės sampratą. Čia mes jau šiek tiek nuklystam, bet Marija kaip tas, tobulas tas žmogaus provaizdis. Ir kaip aiškina tas Dansas Skotas, būdamas toks protingas, kodėl, reiškia, Marija turi tą nekaltą prasidėjimą, tai čia pasirašau lotynišką frazę, reiškia, potuit dekuit ergo facit, reiškia, galėjo, buvo dera, kad taip padarytų, todėl padarė, reiškia. Tai va, tas Marijos centrinis vaidmuo, centrinis kaip žmogaus vaidmuo katalikų bažnyčioje, kaip visiškai laisvo žmogaus netgi nuo nuodėmės, kuris jai gyvenimo nepagerino, materialaus, žinai, nes netoks pasirinkimas, ne čia buvo pasirinkimas, irgi yra Dievo laisvės ir žmogaus laisvės tokia samprata. Tai vat, kai mes kalbam apie laisvę, iš tikrųjų, tai jos ir tiesos tas santykis yra būtinas. Kita vertus, kaita kaip tokia ir nuomonių kaita ir mes žmogus, va kaip tu sakei, nuomonė keičiasi. Jeigu gyvenu vienoje vietoje, galvoju apie vienus dalykus taip, kai persikeliu kitą vietą, man pradeda atrodyti kitas problemas. Tai yra natūralu. Reiškia, neturime mes ne angelai, mes negyvenam visiškai, ta prasme, vienovai. Bet tikriausiai svarbu tai, kad mes kaip tas laivas, kad jis būtų vairuojamas, kad turėtų kažkokias būrės, aš tos nežinau, kodėl visai nesiruošiau taip kalbėti su laivo analogija, bet kad turėtų būrės, kad net nepalankius vėjus, reiškia, pakreipti savo tinkamą linkmę ir kad turėtų tikslą. Vis tiek žmogus yra tarp pastovumo, tarp angeliškos būties ir tarp tokios visiškos kaitos, tarp to tokio gyvuliškumo. Tai čia žmogiškumas yra šitų dalykų apvaldymas. Mes negalim nueiti ir į tą tik dvasinę pusę. Čia irgi yra labai pavojinga, čia yra agnosticizmas, čia atsisakyti kūno ir panašių dalykų, atsisakyti gyvenimo. Nes kiekvienas dalykas, net kai aš darau gerą, darau blogą, sakykime, to nenorėdamas, kaip netgi pats šventas Paulius sako, darau blogį, kurio nenoriu ir nedarau gėrio, kurio noriu. Reiškia, įsivaizduok, Jėzus jam pasakė, ką daryti maždaug Paulio. Jisai sako, darau, ko nenoriu. Tai taip, tai šita kova, dvasinė, vidinė kova visą laiką bus. Bet kai vyksta dvasinė ir vidinė kova, dvasių pasaulyje, kuris tikrai yra, angelų yra daug, dėja, dalis jų yra negeri, o jie labai galingi, labai protingi. Ir mes jau nebedalyvaujam toj kovoj. Ta prasme, mes net nebežinom, kad jinai vyksta, bet tos kovos padariniai mus veikia ir kartais veikia neigiamai iš tikrųjų. Tai va čia yra tam tikra problema. Tai aš galvoju, kad didžiausia tiesa ir didžiausia laisvė, visgi kaip mes jos einam, ar Danso Skoto keliu, kai mes turim tą tokį visišką pasirinkimą ir tą būtį tokią autentišką, tokią dievišką mums dovanotą, ar mes einam Švento Tomo keliu tokiu hierarchiniu, kad tarp Dievo ir žmogaus tokia riba aiškesnė. Ir jinai turi irgi būti, nes mes čia labai... Tai aš norėjau pacituoti iš 2 Petro laiško, jeigu leisi man, pirmos skyriaus, kas apibrėžia, man atrodo, Petro, va čia, kodėl aš tai Petras dvejoja, va šiandien Petrą minėjom, 3 kartus išsižada, 3 kartus sako, kad myli, bet iki galo nepasako, kad myli. Bet tas jo dvejojimą, jis vis tik sekė Kristų, jis buvo silpnas tam tikrais gyvenimo momentais, bet buvo ir stiprus. Reiškia, veda į šitą eilutę, man atrodo, tai 2 Petro laiškas, 1 skyrius,
3 ir 4 eilutės, tai va, užsirašiau, labai noriu paskaityti. Jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui, pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Tai čia Dievas Tėvas ir Jėzus Kristus, reiškia, vienas kitas skelbia. Drauge Jėzus mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais. Dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugėdimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Ir čia yra tas, kaip pasakyti, dieviškosios prigimties dalininkais. Tai reiškia, kad žmogaus tas uostas, į kurį plaukia metomi visokiausių vėjų, yra viena vertus, kaip sakytų šventas Tomas, paaiškintų šitos žodžius, yra toks betarpiškas Dievo regėjimas, palaimintas regėjimas, vizio beatifika, reiškia vadinama. Lotyniškai tai tas regėjimas yra ne tik mes matom Dievą, bet mes matom per Dievą patys save, daiktus, dar kažkokius dalykus, kurie, sakykime, yra rojų ir kurį mums garantuoja, reiškia, prisikėlimas. Bet kita vertus, tas dalininkai, jis yra tos ribos tarp Dievo ir žmogaus šioks toks laisvumas. Iš tikrųjų, kad mes galbūt kažkiek netgi pačiame Dievo struktūroje, Dievo vidiniam gyvenime dalyvaujam. Ir tas labai svarbus dalykas, kad šitie dalykai, va šita tiesa, šita laisvė prasideda net po mirties. Šitie dalykai jie prasideda dar čia. Jie nėra tokie išsamus, vieniem labiau išsamus, kitiem mažiau išsamus, bet jie tikrai prasideda dar čia. Daug žmonių apie tai yra paliudiję ir tai matosi tiesiog ant tų žmonių veidų kartais. Tai va, tai laisvė. Silvija, apibendrinamai kažkokia. Nes aš kartais gal išsiplečiu labai. Gal kas kiti, bet kasgi žino, įvertinti žiūrovai. Bet iš tikrųjų turbūt tuo, ko pradėjau, to norisi ir baigti, ir ypač turbūt šitų laikotarpių. Iš tikrųjų, nes laida išeis, viskas jau šventos kalėdos mums tiesiog šviečiasi ir matosi. Tai išsiplėtėm, nepadengėm dar advento to tokio, bet... Adventų turbūt labai kažkaip ir nepadengsi, bet labai svarbus tas momentas, iš tikrųjų, vis tiek kaip bebūtų šviesa spindi tamsoje ir tamsoje jos neužgožia, ir apie tai yra turbūt... Apie kalėdas mes padarėme atskirą laidą Marijos radijui, tai galbūt tiesiog ir apie advento laikotarpį. Ir irgi tokios kritikos. Tai aš manau, labai daug mes jau nesidubliuoti ir šį kartą turbūt irgi pabaigti norisi ne kritiką, pabaigti tokią šviesą ir visgi prisiminti tą šventą Augustiną ir mylėti ir daryti, ką nori, bet turbūt mylėti, iš tikrųjų mylėti, iš tikrųjų be jokios tokios, tamsos prieš savo artimą, nes labai teisingas yra tas pasakymas, be pigų mylėti tą, kuris tau patinka. Pabandyk pamilti tą, kuris tave erzino, pabandyk pamilti tą, kurio tiesiog, negali apkęsti ir panašiai. Tai iš tikrųjų ta meilė artimui, meilė žmogui yra toks, nėra toks jau labai lengvas ir paprastas dalykas. Ir turbūt pažinti, o ne kurti tiesą. Ir tada mes būsime laisvi. Taip, ir visi geriausi mūsų atradimai, iš tikrųjų net ir industriniai revoliucijai, kaip mes ten pažiūrėtume, jie yra toks byproduct, šalutinis produktas to tokio tikėjimo dalykų, juk ir Leibnicas, ar ten Newtonas gal mažiau, bet Leibnico tikslas buvo įrodyti, kad yra Dievas, įvairiai matematiškai, moksliškai ir panašiai. Iš to atsirado kalkulusai, atsirado įvairios pažangi matematika, be kurios atsiradimo mes vakarų pasaulis nebūtume taip stipriai šovę pramonės revoliucijos link ir po to jau viskas tik tai vystėsi. Tai vat, net ir šitų dalykų šaltinis yra dažnai tikėjimas. Ir turbūt kartais tiesiog sustoti. Sustoti dėl daugelio dalykų. Sustoti pirkti, sustoti turėti, sustoti teisti, sustoti smerkti, sustoti visais klausimais turėti arba susikurti nuomonę. Bet tai nereiškia nemąstyti, nereiškia bet ko mums trūksta, mąstymas, analizė, tikriausiai yra geri dalykai, tai yra žmogaus to proto duoto paties Dievo, bet kartais mums, man atrodo, trūksta kaip visuomenė, apskritai kaip pasaulim, trūksta kontempliacijos, tokio, sakykime, gilesnio mąstymo be būtinai racionalių kažkokių prielaidų. Leisti savo būti. Ja. Leisti savo būti ir kartais pabūti tiesiog ramybėje. Gerai, tai ką palinkėsim linksmų šventų kalėdų, naujų metų, jeigu
Gal dar rašysime iki naujų metų vieną laidą, tarpušventį. Bus kaip bus. Bus kaip bus, o... Nepamiršti, kad geroji naujiena vis tiek yra. Taip. Sudė. Sudė.